Tai treneri, koks jūsų komentaras apie rungtynės? Puikios rungtynės, puikiai kova, tai tikrai nusipelnėm bent taško, gal šiandien nesukrito tie įvarčiai, tikrai momentų begalę turėjom, damušimų turėjom, nepasisekė kažkur, gal jų vartininkas gerai sužaidė, bet tikrai gera kova buvo su treneriu, po rungtynių pakalbėjom, sakom, gera kova, taip sakau, mes tik taip ir augome, tik per tokią kovą. O būtent po rungtynių švieslinta rezultatas 2-1, tačiau Energija įmušė antrą įvartį, kuris nebuvo išskaitytas. Gal jums detaliau paaiškino, kodėl ne? Paaiškino gal taip, kad buvo pradžiai kontaktas į vartininką, po to į ritulį, tai toks ir paaiškinimas. O ir šiandien ant ledo tikrai matėsi, kad lygiaverčiai varžovai, tačiau Panther išvažiuoja su taškais. Kaip manot, kokie esminės tos smulkmenos, kurios gali perversti varžybas į elektrėniškių pusę? Tai esminės smulkmenos buvo, turėjom ir daugumą, viską, nesukrito šiandien, neįmušėm, suprasčiau, kad momentų neturėjom, tai aš manau net metimais, manau, kad šiandien net laimėjom, paprasčiausiai neįmušėm, būna kartais ir gerai žaidi, praloši, o būna žaidė nelabai gerai, bet laimi. Tai aš tą prasme nesakau, kad Panthersai blogai žaidė, gerai žaidė irgi, bet šiandien kažkur gal mums truputį sėkmė nusisuko. Tačiau toks žaidimas nuteikia optimistiškai žiūrint į priekį. Taip, žinoma, su kiekvienom rungtynėm matosi kažkoks braižas, atsiranda žaidėjai, gal žino, gal ne tai, kad žino, bet geriau išpildo trenerių nurodymus ir matosi, kad jiem gaunasi. Ačiū. Dėkui.